Labas vakaras visiems. Aš esu Krista Bard, JAV Lietuvių bendruomenės visuomeninių reikalų tarybos pirmininkė ir Lietuvos garbės generalinė konsulė. Šį vakarą mes didžiuojamės ir džiaugiamės, kad ne tik galim švęsti dvi nepriklausomybės dienas, šventės, bet mes galim švęsti su, su dviem nepaprastomis lyderės, su Edita Buzėnienė, JAV Lietuvių bendruomenės pirmininkė, ir su mūsų Lietuvos ambasadorė JAV ir Meksikoje atstovauja irgi Audra Plepytė. Jeigu jūs matot, visi yra ir būsite užmutinti. Jeigu jūs turit klausimų bet kokių, prašau parašykite e-mail visuomeniniai@javlb.org. Ir mes, nesulaikysiu daugiau jūs su detalėm, bet dabar labai yra didelė garbė pristatyti ambasadorę Audrą Plepytę. Labas vakaras visiems, Krista. Labai ačiū. Tikrai yra daugiau ir moterų, ir lyderių. Man rodos, mes tikrai esame čia susirinkę visi lyderiai ir labai smagu pirmiausia pasveikinti jūs. Pasveikinti jūs visus ir su tom dviem brangiom šventėm ir Lietuvos valstybingumo atstatymu ir nepriklausomybės atstatymu ir vasario 16 ir kovo 11. Ypač kovo 11 šiemet aš pažymėčiau, nes vakar kaip tik ir vyko tas naujausios Lietuvos 35 metai. Net žmogaus gyvenime 35 metai yra palyginus nedaug. O valstybės gyvenime iš viso tai yra tik tai akimirka. Jau mes iš savo Lietuvos istorijos žinom, kaip menam ir viduramžius, ir pirmą Lietuvos paminėjimą, ir paskui išgyvenimus, pradedant nuo 18 amžiaus, 20 amžiaus. Tai 35 metai yra tikrai tiesiog žybsnis šalies gyvenime. Bet noriu visus paraginti ir kartu tikrai pasidžiaugti šios Lietuvos ir mūsų visų pasiekimais. Lietuva per 35 metus per net pusę žmogaus gyvenimo patapo viena iš labiausiai klestinčių šalių, saugiausių šalių. Esame tokių kaip ES, NATO organizacijų ir OECD nariais, kurie jau vienyje pačias labiausiai pažangiausias šalis. Mūsų satelitai skraido į kosmosą, biotechnikos laboratorijos gamina geriausius su aukščiausios kategorijos ir Amerikos ir kitų valstybių mokslininkais vaistus ir išradimus daro. Mūsų lazeriai visur pasaulyje žinome, puslaidininkių, tų vadinamų čipų, kur ir Amerikai labai svarbu gaminam, ir ne tik, kad jau Lietuvoje gaminam, žinomi esame Europoje, bet jau yra ir pirmos investicijos į Ameriką. Tai tikrai turim kuo didžiuotis, galim kuo didžiuotis ir didžiuokimės. Ir kitas dalykas, kas yra labai svarbu, kad tai yra šita Lietuva yra visų mūsų indėlis. Tai yra visų mūsų darbo ir pastangų pasiaukojimo dalis. Be jūsų pasiaukojimo, ypač JAV lietuvių pasiaukojimo, nebūtumėm turėję net ir kovo 11, nes jūs buvote tas balsas, sąžinės balsas šitoje šalyje, kuris taip tvirtai stovėjo už mus, bet kita vertus taip pat ir po to didelio laimėjimo prieš 35 metus, kai paskelbėme savo valstybės vėl atkūrimą, nepriklausomybės atkūrimą. Reikėjo labai daug pastangų, jau kartais ir pasimiršta, kokia Lietuva buvo prieš 35 metus. Realiai turėjom pradėti viską nuo pačių pradžių. Ir mes tai padarėm. Ir mes padarėme visi kartu. Ir žmonės Lietuvoje, ir valdžia, nors kartais ten visi kritikuojama, bet ir čia irgi kiekvienas mūsų, kur mes esame, kokiam pasaulio kraštelėje, visi prisidedam. Dėl to aš norėčiau šiandien irgi paraginti ne tik tai, kad
pasidžiaugti, bet irgi su optimizmu ir viltim žiūrėti į priekį. Įrodėme, kad galime prieš 35 metus ir tikrai galėsime. Tai aš dabar tokią daugiau gal įžangą padariau. Žinau, kad labai daug prisijungusių yra. Mūsų ir ambasados naujas kolektyvas, ne tik ambasados konsulatų, yra nauji konsulai, jeigu kas nežinot, Niujorke, Čikagoje ir Los Andžele. Gal matote, Domis Regimantas ir iš Niujorko ir Čikagos, Los Andželo dėja. Sandros nėra šiuo metu, bet Mindaugas ją atstovauja mūsų žmonės ir žinau, kad Beditos dar ir Dalia Asanavičiūtė prisijungusi mūsų Seimo narė, viena aktyviausių Lietuvos politikių besidominti ir bedirbanti Lietuvos išeivijos ir JAV lietuvių klausimais. Tai jeigu dabar, kadangi Krista yra mūsų vedančioji ir Editos ir visų pritarimu, norėčiau turbūt Daliai suteikti žodį, nes pas mus jau nebent rytų pakrantėje tamsu už lango, gal vakarų pakrantė dar šiek tiek šviesiau, o Lietuvoje tai tuoj turbūt pasidarys šviesu, jau tuoj pradės. Tai ačiū Dalia, kad prisijungusi, kad nepamiršta mūsų, kad visą laiką dalyvauja. Gal tada jai duosim klausimų, pašnekėti, jeigu nežinau, Krista, jeigu būtų kokie klausimai tada, kad Dalia galėtų, o mes tada galėsime paskui pratęsti pokalbį. Ačiū. Ačiū, ambasadorė. Ir Dalia, ar jūs esate prisijungusi? Taip, laba naktis Lietuvos laiku. Atsiprašau už tamsų vaizdą, ačiū Krista, sveiki mėlyjeji. Tikrai labai smagu jūs pasveikinti, kad ir naktį pakilau jūs pamatyti ir pasveikinti su mūsų 35 metais laisvės. Ir Audra, kaip ir teisingai pažymėjo, per 35 metus mes visi kartu atsiekėme labai daug. Bet, žinot, neseniai pernai metais mano rankas pateko tokia knyga ir man atrodo, kai kas iš jūsų yra gavę, kovo 11 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. Tai ir profesoriaus Vytauto Landsbergio, ir Vytauto Sinkevičiaus, Česlavo Stankevičiaus ir kelių teisininkų parašyta knyga apie tai, kaip buvo pasirašytas nepriklausomybės aktas kovo 11. Ir žinot, kai skaitai tos dokumentinius faktus, mes dabar atsimenam, atrodo 35 metai nedaug, bet iš tikrųjų jau praeina gana daug ir daug dalykų pamiršti. Ir kai aš pasiskaičiau čia keliaudama lėktuvais, turiu daug laiko skaityti ir perskaičiau tą tokį dokumentinę knygą, tai žinot, tuomet įvyko stebuklas. Stebuklas ir aš galvoju, ir profesorius Vytautas Landsbergis ir tuomet aukščiausios tarybos nariai, nes vasario 24, tų pačių metų vasario 24, matom, tik kelios savaitės iki nepriklausomybės akto, buvo išrinkta dalis aukščiausios tarybos narių. Toliau dar rinkimai vyko iki 10 kovo, bet tik tai išrinkta dalis tų sąjūdiečių didžia dalimi buvo paaiškėjo, kad sąjūdžio atstovų bus dauguma ir galima eiti link nepriklausomybės paskelbimo. Dieną naktį profesorius Landsbergis, Ozolas, Stankevičius ir visi kiti dirbo prie esminių teisinių dokumentų. Ir įdomu tai, kad jiem padėjo ir talkininkavo ir Lozoraitis, išeivijos dalis, ar ne, mūsų diplomatijos tikrai atstovas, ir jo šeima visa labai iškili ir diplomatijai vadovavo pokario ir okupacijos metais. Ir kartu pasaulio lietuvių bendruomenės vicepirmininkas. Irgi patarinėjo iš Amerikos, patarinėjo, kaip reikėtų, koks matymas pagal Amerikos pavyzdį turėtų ir būti mūsų konstitucija Lietuvos, kas stipresnis prezidentas, parlamentas, vyriausybė, siūlė, kad prezidentas kaip Amerikoje turėtų didesnę galią. Ir iš tikrųjų tas kelias savaitės virė tokia intensyvi dieną naktį diskusija. Tai kokia Lietuva turėtų atrodyti, kokie įstatymai turėtų priimti, kaip atrodyti nepriklausomybės aktas. Nes nepamirškit, tuomet buvo Sovietų sąjunga.
Tai buvo atšilimas, Gorbačiovas atėjo, kuris tarsi atpalaidavo šiek tiek visas tas tarybinės respublikas. Ir ištaikus, aš manau, tai buvo ir Dievo stebuklas, ir žmonių pasiryžimas, kad atsirado tinkami žmonės tinkamu metu. Ir kovo 11, 22:44 pasirašė nepriklausomybės aktą. Kodėl kovo 11? Labai įdomus faktas. Ir aš galvoju, čia atsitiktinė data. Neatsitiktinė. Pasirodo, kovo 12 Maskvoje vyko Sovietų Sąjungos deputatų suvažiavimas, kur žinojo visi, Gorbačiovas bus paskelbtas pirmuoju Sovietų Sąjungos prezidentu. Su labai stipriom galiom, prezidento galios reiškia, kad galėjo, vaizdžiai sakant, užsmaugti Lietuvą, Latviją, Estiją, kur vyko jau bruzdėjimai link nepriklausomybės. Ir tam, kad turėti visą teisinį mechanizmą, kad teisiškai būtumėm išėję iš Sovietų Sąjungos, to reikėjo padaryti iki kovo 11 nakties. Ir tas buvo padaryta. Po to, aišku, tęsėsi mūsų dar porą metų, tik 93 metais išvedė Sovietų armiją. Tik 93. 91 metais atsimenat sausio 13, žuvę žmonės, muitininkai mūsų iššaudyti. Atsimenat taip pat ir kovo, Liepos berods 31 ir buvo žuvo gynėjas parlamento dar, plus žuvo pirmasis muitininkas. Žodžiu, Rusijos blokada, kur mes neturėjom, visgi daug kas iš tuomet čia, matau, esančių gyveno tuomet Lietuvoje. Neturėjom šildymo, neturėjom karšto vandens, neturėjom benzino, neturėjom daug dalykų, bet mes išgyvenom. Mes išgyvenom visi kartu, mes tuomet buvo sunku, bet išgyvenom, dabar klestim. Ir tikrai ačiū Jums, kad Jūs minite šitą svarbę dieną. Ačiū Jums, kad Jūs esat bendruomenės nariais. Ir taip pat aš tikrai labai raginu nepalikti Lietuvos ir toliau, matom, kas vyksta tarptautinėje erdvėje ir mūsų agresorius Rusija yra šalia, dėja niekur nedingo, dėja. Ir dėl to mes tikrai labai, situacija tikrai nėra lengva, nėra paprasta ir todėl aš jau nuoširdžiai Jūsų prašau, kaip čia gyvenantį Lietuvoje, nepalikit Lietuvos, toliau stovėkite už Lietuvos laisvę, toliau stovėkite už tai, kad NATO blokas jisai liktų toks, koks yra, nes NATO Lietuvai yra gyvybiškai svarbi, gyvybiškai mielieji. Tai tai aš baigiu savo prakalbėlę, tikrai labai smagu Jūs matyti, Edita, sveikinu, pirmoji ataskaita, stiprybės tau ir ačiū dar kartelį visiems, labai smagu Jūs Lietuvos naktį matyti. Ačiū, Krista. Ačiū, Dalia. Tikrai, visi ir ploja Jums. Mes turim vieną klausimą, ar galim, ir tada leisim mėgoti. Tikrai. Ačiū labai, laukiu klausimo. Linkėsim saldžių sapnų. Bet ar Jūs galėtumėt, mes gavom klausimų prieš šito pokalbio apie pilietybę. Ar Jūs, aš žinau, kad čia yra sunku trumpai apibendrinti, bet ar Jūs galite žmonėms pasakyti, kokie yra tolimesni žingsniai, kurie planuojami dėl pilietybės? Tai žingsniai yra daromi ir tiesiog, kadangi aš buvau dar pateikusi praeitą rudenį kelis pilietybės įstatymo projektus, vienas iš jų, kad NATO ir kelios ES valstybės, NATO partnerės, tų valstybių įgijus pilietybę išsaugotų Lietuvos pilietybę, čia vienas projektas. Kitas projektas yra, kad bent 5 metams apskritai sustabdyti pilietybių atėmimus. Deja, Teisės departamentas įvertino, Seimo Teisės departamentas, kad abu šitie projektai galimai prieštarauja Konstitucijai. Dėl to jie dabar užstrigo Teisės teisėtvarkos komitete, nes kol Teisės teisėtvarkos komitetas nepasako, kad prieštaravimo Konstitucijai nemato ir gali eiti į Seimo salę ir toliau ten gyvuoti balsavimuose, tol jis neatsiranda Seimo salė.
Ir jis dėja užstrigo. Užstrigo giliai stalčiuose. Tai aš dabar dėl to moratoriumo paskelbimo pilietybės atėmimui, aš šiek tiek pataisiau ir kitą savaitę vėl registruosiu. Tai va toksai, kadangi mato, referendumas nepavyko, tai nepavyko, tai dėl to, ieškau kitokių būdų ir čia jau įsijungia visokie prieštaravimai konstitucijai, nėra lengva, bet tikrai nepasiduoda. Dar dėl to NATO valstybių, kadangi, ten akivaizdus prieštaravimas konstitucijai, tai yra per plačiai, per daug. Aš turėjau tokią idėją, galbūt, aš jums dabar labai nuoširdžiai sakau ir pasidalinu, galbūt registruoti projektą ir susiaurinti iki, pavyzdžiui, 5 tik tai valstybių. Tai, pavyzdžiui, JAV, Jungtinė karalystė, Kanada ir, pavyzdžiui, Australija, ar ne? Tai ne ES valstybių. Bet sustojau ties tuo, paruošiau viską, bet sustojau, nes, aš girdžiu, ką sako ir Airijos lietuviai, girdžiu, ką sako Belgijos lietuviai. Ir čia, tas įskirimas ir diskriminacija gali tiesiog pačią diasporą supriešinti tarpusavyje ir tada supykdyti, ant JAV lietuvių pradės pykti, Airijos ar Norvegijos lietuviai. Ir nežinau, ar, tai būtų gražu ir sąžininga. Tai aš tiesiog su jumis tariuosi, diskutuoju ir kol kas aš, nežinau, ką su tuo daryti, abejoju šiek tiek, kad tiesiog, ta diskriminacija daugiau gali suskaldyti pasaulio lietuvius, negu sujungti. Bet dėl to bent 5 metų sustabdymo, aš jau su teisininkais ten pašlifavau, pagražinau, tai jau rinksiu parašų šią savaitę ir kitą savaitę vėl registruosiu ir vėl bandysiu, kad tas jau pasiektų Seimo salę. Ačiū labai, Dalia. Ir jeigu kas nors nori su jumis susisiekti, visada. Tai ar galite pasidalinti savo e-mail, kaip parašyti jums? Jo, aš parašysiu, čia gal rasiu čiatas, aš parašysiu savo e-mail, bet pasakysiu jums, kad man geriausia rašyti messengeriu. Aš Facebook'e labai aktyvi, Dalia Asanavičiūtė, Facebook'e jūs mane rasit, tai e-mailų aš gaunu labai daug ir tų vadinamų spamų, ar ne? Ir tai aš tiesiog kartais pametu, ypač jeigu aš net pažįstu ir pas mus Seime yra toksai kaip ir ugniasienė, ar ne, kur jeigu nepažįstamas e-mailas nueina į spamus arba iš vis neteina, tai aš galiu ir negauti arba nepamatyti. Tai aš nežinau, man Juozas sako, kad nėra to čiato, tai aš kaip čia man padaryti dabar Dalia. Asanavičiūtė, matot, vardas pavardė, @LRS, Lietuvos Respublikos Seimas sutrumpintai, lrs.lt. Dalia.asanavičiūtė @lrs.lt. Bet sakau, messengeriu tikrai rašykite, Dalia Asanavičiūtė, aš matau ir atsakau daug greičiau. Tai ir beveik visiems atsakau. Tai ačiū vėl, labai dėkojam, kad jūs prisijungėt ir mums paaukojot laiko šį vakarą ir leisim jums, mes jūs paleisim, leisim pamiegoti. Ačiū labai. Jums stiprybės dėl moratoriumo tvarkymo ir dabar mes grįšim pas ambasadorę, Audra tęs savo kalbą su mumis. Ačiū labai, ačiū Daliai, jeigu dar girdi. Tikrai svarbus balsas iš Lietuvos irgi, o aš tada galiu dar šiek tiek pasidalinti, kiek ir Lietuvos ir ambasados veiklos prioritetais. Kai paskutinį kartą susitikinėjom, ar Dalase buvom ir kitur, tai praeitų metų dar, kai daugiau jūsų, sakiau, mačiau, nes visą laiką vis karts nuo karto tikrai matome, susitinkam ir daug pažįstamų veidų yra. Tai rinkimai buvo ir Lietuvoje, ir Amerikoje. Pasikeitė valdžios šiek tiek, bet aš ką norėjau pasakyti dėl Lietuvos, kad nors ir atėjo kita koalicija, bet kaip dažniausiai ir būna, užsienio politika ir globalios Lietuvos, tiksliau su diaspora veikla nesikeičia.
Bet kaip ir Dalia minėjo, situacija mūsų regione nėra dėja nepagerėjo, gal net dar ir paprastėjo, nes Rusijos agresija ir Rusijos karas prieš Ukrainą tikrai tęsiasi ir nėra ten dabar taip paprasta. JAF iniciatyva, JAF prezidento iniciatyva, žiūrėsim, gal dabar bus artimiausiu metu kažkokiu pasikeitimų, kad bus ugnies nutraukimas ar dar, bet mes žinome, kur mes gyvename. Mes žinome Rusiją. Rusija mūsų yra kaimynė jau ne dešimtmečius, o šimtus metų. Amžiais. Tai tas pasitikėjimas, kad jinai tikrai nusiramins ir pasidarys tiesiog taikos nešėja, to nėra. Dėl to mūsų saugumo ir gynybos klausimai, Lietuvos ir parama Ukrainai yra tik vienas iš pagrindinių prioritetų mūsų toliau ambasados darbe. Ir čia norim irgi ir paprašyti Amerikos lietuvių, kaip Dalia minėjo, jūs buvote ir aš sakiau, jūs buvote ta šis ir tas variklis, apie kuriuos sukosi kova už Lietuvą, tai kaip niekad irgi jūsų balso labai reikia. Žinau, kad jūs visą laiką jau 3 metus labai smarkiai palaikote Ukrainą, tai tas irgi pasižiūrėjimas, bet taip pat nepamiršti ir transatlantinio ryšio stiprinimo, NATO stiprinimo. Turbūt jau gal matėte, Lietuva jau šių metų pradžioj priėmė labai svarbius sprendimus. Dabar beveik teikiam 4% mūsų bendro vidaus produkto gynybai, GDP taip vadinamas, gynybai ir saugumui šalies, kas labai atliepia ir JAV šios administracijos prašymus, kad Europa turi daryti namų darbus, ir čia mes labai pritarėm JAV irgi žodžiui, kad Europa iki šiol dėja nepadarė visko, kas nuo jos priklauso, kad būtų garantuotų ir savo saugumą. Dėl to mes ne tik tai patys daug žada mokėti, kitais metais 5-6%, ir tie bus pinigai skirti ir kariuomenės modernizavimui, kariniams įsigijimams iš Jungtinių Amerikos valstijų, apmokymams visą bendradarbiavimus, bet taip pat mes esame ir tas balsas Europoje, kuris reikalauja iš kitų partnerių ir prašo, kad irgi būtų atitinkamas finansavimas skiriamas ir jų šalių. Nes mes dabar matome, kad taika ir gerovė pigiai ir paprastai nepasidaro. Ir jeigu norim išvengti karo ir didesnio konflikto kažkokio, tai turime tam ruoštis. Tai kai jūs susitikinėsit su savo kongresmenais ar su savo politikais Amerikos ar vietos net politikais, spauda, žiniasklaida, tikrai kalbėkite apie tai, ką Lietuva daro, nebent kiek mums iš politinių susitikimų Vašingtone ar kitose valstijose. Atrodo, tai tikrai yra matoma, žinoma, bet to žodžio niekados nėra per mažai, bet tas, kas sužino, labai dėkoja ir yra patenkinti. Tai man rodos, tas yra prisidės prie dar kartą stiprinimo. Lietuvoje yra JAV irgi pirmo Trumpo administracijos metu atsiųstas batalionas karių, dabar apie 1000 karių. Tai kaip visi patys amerikiečiai pripažįsta, tai yra vienas iš geriausių sąlygų buvimo užsienyje. Ir Lietuva toliau tą darys. Tai irgi tą pasakant, kad mums to reikės, bet mes nesame prašytojai, mes esame partneriai su JAV ir irgi labai prisidedame, kad ir tie batalionas būtų patiems amerikiečiams nauda. Tai yra, jie neatvažiuoja ir nieko nedaro ar kažko tai, bet jiems, kaip jie patys sako, tai yra labai naudingas patyrimas, nes jie dalyvauja pratybose, bendradarbiauja su kitais partneriais ir tas irgi labai gera. Tai irgi, jeigu skleisite šitą žinią, būtumėm labai labai dėkingi. Žinau, kad JAV Amerikos lietuviai yra vieni iš labiausia aktyviausių žmonių. Tai tą sakykit. O mes Vašingtone šitais klausimais tikrai irgi labai dirbame, jau buvo ir mes ambasada palaikom tamprius ryšius su ir kongresu, ir administracija, ir taip vadimais think tankais, spauda apie Lietuvą garsindami žodžius, ir jau buvo pirmieji vizitai
turbūt daug kas iš jūsų dalyvavo prisijungime su krašto apsaugos ministre praeitą savaitę, tai šitos klausimus detaliai aptarėt, bet tuo pačiu metu vyko ir Seimo delegacijos vizitas vadovavimas pirmininko pavaduotojo Olekos su dviejų pagrindinių užsienio ir nacionalinio saugumo komitetų vadais ir jų pavaduotojais. Tai turėjo daug susitikimų kongrese irgi ir Vašingtone. Visi labai gerai gyrė Lietuvą, tai irgi didžiuokitės ir žinokite, kad mus mato, bet jeigu ir jūs didžiuosit ir tą skleisit, mes matom, žinom tikrai, kaip valstijose, kaip ir visuose dideliuose miestuose, mažuose miesteliuose, tas yra labai labai svarbu. Mes labai tampriai bendradarbiavome kitas sritis ekonomiką, bet gal išskirsiu daug galima net tiek nešnekėti energetiką. Esame nepriklausomi visiškai nuo Rusijos ir Amerika yra vienas iš pagrindinių mūsų suskystintų dujų tiekėjų, taip vadinamas LNG, kur yra. Tai šitą irgi labai bendradarbiaujam ir labai administracija tai nori, kompanijos, mes toliau darysim, kartu su Amerika vystysim civilinę branduolinę energiją, bandysim, tai SMR, Small Modular Reactors. Pasirašę buvom praeitų metų sutartį, esame viena iš 3 tik tai Europos šalių pasirašiusi, kartu tik tai yra Lenkai ir Rumunai, be mūsų dar pasirašė, tai irgi galima tolimesnis bendradarbiavimas. Jeigu kas ypač dirbat kokiose iš tose srityse, ką nors galit ir mums padėti ir visą laiką mes žinoma pasisakom už tamprius Lietuvos ir JAV ekonominius verslo ryšius. Tai labai dėkojam visiems jums, kurie daro ir prisideda. Žinau, kad daugelį miestų ir vietų yra ir profesionalų klubai, vienur labai aktyviai, kitur mažiau. Labai dauguma JAV lietuvių yra sėkmingi verslininkai, turintys savo verslą. Tai irgi, jeigu norima su Lietuva dirbti, dabar jau ir Lietuvos verslas ateina į Jungtines Amerikos valstijas. Tai jūsų patirtis jiems žodis irgi yra labai svarbus. Birželio mėnesį bus Bostone vėl Šiaurės Amerikos Lietuvos verslo forumas, kur kviečiam dalyvauti. Ten galės kolegos, jeigu kas daugiau pasakyti, dabar nenoriu daug gaišdama laiko kalbėti visas detalės, bet jeigu ar klausimų bus, ar dabar šio susitikimo metu, ar vėliau tikrai informuosim ir pasidalinsim, tai jeigu ir kas norite, ar kokios kompanijos domisi verslo galimybėmis Lietuvoje, ar čia norima susisiekti padaryti, sakykite. Nes Lietuva tikrai, kaip anksčiau sakiau pradžioje, yra viena iš tų šalių Europoje, kur galime verslui daug ką pasiūlyti, ypač visos naujos technologijos, kaip lazeriai, biotek, net puslaidininkiai, kiti, tai galima pasižiūrėti. Na ir trečias labai dalykas, žinoma, kas labiausiai prie širdies ir su jumis matant, tai ir lietuvybės išsaugojimas, kultūriniai dalykai, bendradarbiavimas su diaspora. Jau dabar visi mes sakom, Lietuva yra ne tik Lietuva, kurioje labai geografiškai apibrėžta ir lietuviai, kurie ten gyvena, bet Lietuva yra ten, kur yra bet vienas lietuvis. Nes jūs prisideda, ką jūs kur be gyventumėt, ką be darytumėt, esate tam tikri ir Lietuvos ambasadoriai. Tai labai dėkui jums už tai, kad daugumoje ir valstijų, ir miestų gyvuoja lietuvių bendruomenės, kad būrėtės, kad švenčiate šventes, tęsiate mūsų tradicijas. Labai dėkoju už tai, kad ruošiate mokyklas, lituanistinės mokyklas, kur dabar irgi nors ir valdžia pasikeitė, bet dėmesys valdžios yra didelis ir lituanistiniam švietimui, ir ryšiams su diaspora stiprinimui ir išlaikymui. Tai jeigu reikia kokių irgi klausimų, žinau, turbūt Edita gal dar šnekės ir JAV lietuvių bendruomenė labai daug aktyviai dirba, darot. Visa struktūra yra, kur tikrai yra didelis pavyzdys visom kitom šalim, kur ten nėra. Tai jau iš jūsų daug kas labai mokosi. Tai jeigu kažko galite pasidalinti, irgi labai kviesim ir
ir sakysim. Tai, kaip ir minėjau, yra ne tik tai ambasada, kuri gal mes visiems Vašingtone daugiau ir politiką darom, ir tuos saugumo klausimus verslą, bet turim aktyvius konsulatus, kaip minėjau, nauji žmonės šiais metais pradėjo dirbti. Dovydas Špokauskas Niujorke, tai nežinau, ar matot ar nematot, Regimantas Jablonskis Čikagoje ir Sandra Brikaitė Los Andžele. Nauji vadovai, nauja tikrai padidėjusi visų konsulatų komanda. Mūsų Giedrė irgi, nežinau, ar Giedrė matot, dabar ryte visi turbūt pažinojo, kur jau 4 metus buvo, dabar diplomatinė rotacija, grįžo į Lietuvą, bet atvažiavo Giedrė, tikrai entuziastingai įsijungė į mūsų gretas, gyvena jūsų ritmu, palaiko, tai jeigu, bet kadangi visi irgi nauji žmonės, tai jeigu ko reikia, ko norit ar klausimų, tai prašom kreiptis, žiūrėti, sakyti ir mes tikrai būsim daugiau negu laimingi bendradarbiauti ir dirbdami kartu, nes dėl Lietuvos, dėl mūsų visų ir gerovės ir saugumo tikrai dar reikia daug dirbti, mes daug darom. Aš gal šiek tiek pataisysiu Dalę, jinai pasakė, tik 1993 metais buvo išvesta Sovietų armija iš Lietuvos, bet reikia pasakyti, kad tai buvo viena pirmoji turbūt šalis, iš kurios buvo išvesta Sovietų armija, net anksčiau negu iš Vokietijos ar kitų Baltijos šalių. Tai čia irgi tų laikų diplomatų nuopelnas ir dėrybinis. Tai mes mokam, mes galim, aš turiu Lietuvą ir lietuviai, ir mes tikrai tą padarysim visi kartu. Tai ačiū, kad irgi šitą progą susijungti ir aš labai tikiuosi, kad greitai pasimatysime ir gyvai su daugeliu iš jūsų. Tai dėkui. Ačiū labai, Audra. Dabar girdisi? Taip. Turėtų? Ne. Girdisi dabar puikiai. Puiku. Aš gal paminėsiu visiems, nes visi susirinko. Ir jums yra žinios, kad lietuviai yra didžiausia grupė, kur prisirašė jau prie JBank, Joint Baltic American National Council, tai jbanc.org. Jūs dar galite prisirašyti, bus kongreso lobizmo dienas, tai Baltic Advocacy Days, kovo 31 iki balandžio 2. Yra didelė grupė, virš 100 žmonių, kur dalyvaus gyvai, bet jeigu jūs ir negalite, kur kas nors yra prisijungę ir jie negali atvažiuoti į Vašingtoną tom dienom, tai tos susitikimai tęsis virtualiniu būdu savaitę net ir po to. Tai iki balandžio vidurio bus daugiau susirinkimų. Tai jeigu negalite atvažiuoti į Vašingtoną, mes tikrai kviečiam, kad dalyvautumėt ir vis tiek prisirašytumėt virtualiniai dalyvauti. Ir jau irgi ambasadorė minėjo, kad North American Lithuanian Business Forum jau irgi priima registraciją ir jų interneto lapelis yra nalbforum.com. Tai irgi kviečiam visus, kad prisirašytumėt ir lauksim matyti jūs ir Vašingtone, ir Bostone, birželio mėnesį. Tai dabar, mes beveik biški už pusvalandžio, žinau, kad ambasadorių turės 9 valandą baigti, tai dabar, jeigu galėtumėm paskutinę pusvalandį Editai, kad jinai galėtų kalbėti, bet jeigu kas nors turite klausimų, aš vėl priminsiu jūs, kad jūs galite man parašyti dabar ir jeigu bus laiko, mes ir pristatysim tos klausimus. Ir jeigu galite rašyti visuomeniniai@javlb.org. Tai tą sakydama dabar aš džiaugiuosi, kad mūsų pirmininkė Edita Buzėnienė jums tar žodį. Labas vakaras visiems. Iš tikrųjų labai malonu, kad tiek daug susirinkusių yra.
Tai pradžioje aš norėčiau prisidėti prie sveikinimų tiek Dalios, tiek Audros ir visus pasveikinti su gražia švente, su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Ir iš tikrųjų norėčiau pasakyti, kad šiandien dėkojame Dievui ir drąsiems lietuviams už laisvą Lietuvą ir už žmonės, kurie jie kūrė tikėjimu, darbu ir meilę. Kovo 11 vėl laisva diena, vėl laisva Lietuva, kovo 11 tapo. Ir aš džiaugiuosi ir aš manau, kad iš jūsų kiekvienas džiaugiasi tuo. Ir mes turėtume saugoti ne tik Lietuvą, bet ir Lietuvos kaimynės, kalbėti savo kalbą ir saugoti savo tapatybę. Ir ne tik saugoti, bet ir branginti tai kasdien. Tai mano toks trumpas sveikinimas, nenoriu labai išsiplėsti ir dar norėčiau dabar tada paprašyti, kad ant ekrano uždėtų trumpą prezentaciją ir aš tada truputį su paveiksliukais, kad nebūtų tik tai mūsų veideliai, pabandysiu papasakoti, kas mes ir pabandysiu trumpai pasakyti, ką mes darome. Tai vat, matote nuotrauką iš tikrųjų, tai čia yra iš pernai metų Dalase vykusios 24 tarybos pirmosios sesijos ir tai yra tarybos nariai, sesijos svečiai ir krašto valdybos nariai. Čia yra mūsų dabartinė krašto valdyba ir jeigu kas ir negavote, jeigu kas neturite ar negavote ar pametėte, nes buvo siūsta elektroniniu paštu, tai mes galime pasidalinti šiuo paveikslėliu ar dokumentu, kur yra nurodyti, matote ne tik tai pavardės ir vardus, bet ir elektroninio pašto adresus ir kokiais klausimais, į kurį žmogų galėtumėte kreiptis. Nu, dabar trumpai, kągi mes per tos 5 mėnesius galėjome padaryti ir ką mes padarėme. Nors nuo mūsų kadencijos pradžios praėjo vos 5 mėnesiai, mes jau turėjome 5 krašto valdybos posėdžius. Šiuose susitikimuose gimė idėjos, priėmėme svarbius sprendimus ir ieškojome geriausių būdų, kaip stiprinti mūsų bendruomenę. Pasakysiu taip, kad kartais posėdžiaudavome ir iki vidurnakčio. Tai turbūt pačioje pradžioje tai yra normalu, paskui mes jau po truputį trumpiname savo posėdžius. Todėl noriu išreikšti labai didelę padėką pirmiausia visiems krašto valdybos nariams už jų atsidavimą, atsakomybę ir ryžtą imtis naujų iniciatyvų ir nebijoti tą daryti. Labai trumpai, kągi aš padariau pati per tuos 5 mėnesius. Taigi per šį laikotarpį aplankiau vairias apylinkes, apygardas, lietuviškas organizacijas, Čikagos konsulatą, bažnyčias, vienuolyną, lituanistines mokyklas. Dalyvavau ne viename renginyje, turėjau galimybę susipažinti su daugybė bendruomenės narių, išgirsti mintis, pasiūlymus, lūkesčius, gavau įvairių prašymų, kai kurie iš jų buvo netikėti, gal netgi keisti, tačiau aš norėčiau pasakyti, kad nei aš, nei mūsų krašto valdybos nariai nėra akli ir kurti. Mes tikrai girdime ir įsiklausome, kas mums yra sakoma. Manau, kad stipri krašto valdybos komanda gali dirbti bendruomenės labui, įsiklausydama į kiekvieną iš jūsų ir priimdama sprendimus, kurie atspindėtų mūsų bendrus interesus. Taigi mano visos kelionės yra viešos, jos yra fiksuojamos ir viešinamos tiek socialinėje erdvėje, tiek jūs gaunate naujienlaiškį su trumpomis ataskaitomis. Kviečiu jūs visus sekti informaciją, kad būtumėte informuoti ne tik apie mano darbą ir krašto valdybos darbą, bet ir visas svarbiausias JAV lietuvių bendruomenės naujienas. Taigi norėčiau paprašyti, kad jeigu dar kas nesate sekėjai socialinėje erdvėje, tai yra Facebookas, tai yra Instagram arba YouTube kanalas JAV lietuvių bendruomenės, tai pasekite mus, kur tikrai matysite daug naujienų ir jeigu vis dėlto dar negaunate naujienlaiškio, tai vėlgi prašyčiau visus užsiprenumeruoti jį ir tada gausite viską vienoje vietoje.
Dabar norėčiau dar paminėti keletą svarbių mūsų veiklos aspektų. Tai aš asmeniškai nuolat dalyvauju krašto valdybos, tarybos komisijų posėdžiuose. Kai tik esu kviečiama, džiaugiuosi, kad kai kurios komisijos derina savo posėdžių laiką pagal mano darbotvarkę, kuri yra pakankamai įtempta. Nesiskundžiu, tikrai žinojau, kur einu ir žinojau, ko tikėtis. Taip kad mane pakol kas, kaip manęs daug kas klausia, ar tu nepavargai, tai aš dar galėčiau tikrai atvirai visiems pasakyti, mane pakol kas dar veža mano darbas, ką aš darau lietuvybės išsaugojimui ir lietuvybei. Kokia mano dar veikla, dalyvauju plėtros komisijos posėdžiuose, kur aptarėme bendruomenės projektų, strateginį planą. Šis strateginis planas Dalase sesijos metu buvo pasiūlyta papildyti, taigi artimiausių laikų tikrai tai bus padaryta. Su krašto valdybos nariais taip pat labai dažnai dalyvaujame virtualiuose susitikimuose su Lietuvos institucijomis, kurių metu užmesgame naujus ryšius, naujos iniciatyvos gimsta švietimo, kultūros, informacijos sklaidos srityje. Esu įsitraukusi kartu su visuomeninių reikalų vicepirmininkė ir verslo vicepirmininku į Biznio forumo Bostone organizacinį komitetą, LIS ir šaknų projektus. Truputį vėliau papasakosiu apie LIS ir šaknis, dainų šventės organizacinius reikalus, bei lyderystės kursus ir kitus virtualius susitikimus. Dar noriu Jums pasidžiaugti, tai iš tikrųjų turbūt tokia paskutinė naujiena, kurią tik tai šiandien ryte gavome, taigi džiaugiuosi, kad jau yra suformuota JAF lietuvių bendruomenės 4 žmonių atstovų komanda į Lietuvių fondo pelno skirstymo komisiją. Ir vakar ji buvo patvirtinta. Tai labai džiaugiuosi ir linkiu pelno skirstymo komisijai gražaus darbo, gražaus turbūt paskirstymo, finansų pelno paskirstymo didžiai daliai projektų. Teisingo dar pliūdo gal. Ir manęs ir visų krašto valdybos narių, žinot, laukia iš tikrųjų daug iššūkių, bet aš drąsiai galiu pasakyti už visus, kad mes tikrai esame pasiruošę ir drąsiai einame ten, kur atėjome nuo spalio mėnesio. Taigi dar kartą norėčiau padėkoti visai krašto valdybai, o dabar labai trumpai pabandysiu papasakoti, kasgi buvo nuveikta per šios 5 mūsų kadencijos mėnesius. Taigi, Visuomeninių reikalų taryba pastaruoju metu įgyvendino labai svarbius projektus, stiprinančius Lietuvos ir JAV ryšius ir diasporos įsitraukimą. Visuomeninių reikalų taryba organizavo kelis renginius, po kurių sulaukėme daug padėkos laiškų, įskaitant Lietuvos ambasadoriaus paskaitas Filadelfijoje, Las Vegase, krašto apsaugos ministrės susitikimus ir Baltijos diasporų lyderių strategijos sesiją. Per SoftAge platformą ir elektroninio pašto tinklą jūs visi gavote svarbius pranešimus iš Visuomeninių reikalų tarybos, kur buvo raginimai dalyvauti JAF prezidento rinkimuose, remti Ukrainą. Pristatėme 25 metų JAF lietuvių bendruomenės veiklos prioritetus. Bendraudami su Centrinė Rytų Europos koalicija išplatintas straipsnis apie Ukrainą pasiekė daugiau nei 109 milijonus skaitytojų. Tai tam straipsnėje buvo pasakyti 5 melai, tai yra melas ir tiesa, įvardintos tikrosios melo priežastis ir neteisybės apie Ukrainą ir vėlgi tiesa. Tai 109 milijonai skaitytojų yra pakankamai didelis skaičius. Ir toliau tęsiamas bendradarbiavimas su Centrinė Rytų Europos koalicija, dalyvaujame Baltijos advokatūros dienose, skatiname politinį aktyvumą. Visuomeninių reikalų tarybos nariai dalyvauja strateginiuose susitikimuose Vašingtone, siunčia laiškus JAF vadovams, pabrėždami Lietuvos saugumo svarbą. Ir ne tik Lietuvos, bet ir Ukrainos palaikymą. Dirbame su Investuok Lietuvoje ir Lietuvos prezidentūra, konsultuojame universitetus dėl Lietuvos universitetų draugų organizacijos steigimo, rengiame informacinį seminarą apie Lietuvos konstitucinę teisę ir saugumo politiką. Ir taip pat kuriama diasporos mobilizacijos ir komunikacijos strategija, derinama su gynybos planu. Planuojame stiprinti viešuosius ryšius ir užtikrinti, kad JAF lietuvių bendruomenės balsas būtų aiškiai girdimas. Taip pat rengti informacijos sklaidos planą dėl Lietuvos gynybos pasirengimo.
Taip, labai trumpai, žinau, kad labai svarbi sritis, bet aš stengiuosi labai trumpai, bandau tilpti į tą 30 minučių. Taigi, vicepirmininkė organizaciniams reikalams glaudžiai bendradarbiauja su apygardų ir apylinkių vadovais, kad mūsų bendruomenės veikla vyktų sklandžiai. Vienas svarbiausių užduočių padėti pasiruošti metinėms ataskaitoms, tai ne tik užtikrina skaidrumą, bet ir padeda išvengti finansinių klaidų. Ji taip pat rūpinasi, kad visos apygardos ir apylinkės organizuotų metinius susirinkimus, suteikia pagalbą bendruomenės nariams, dalyvauti sprendimų priėmime, rinkti vadovus, stiprinti organizaciją, aktyviai skatina apylinkių veiklą, yra rengiami mokymai ir seminarai, kurie sulaukia daug teigiamų atsiliepimų, padeda kurti naujas apylinkės, stiprinti ryšius tarp esamų ir dar turbūt pagrindinis uždavinys, tai kad priimti sprendimai neliktų tiek popierėje, todėl nuolat yra bendraujama su krašto valdybos, tarybos narys, kad suplanuoti darbai, priimti nutarimai būtų laiku įgyvendinti. Tai tiek vėlgi labai trumpai, dabar norėčiau pristatyti apie švietimo tarybos darbą. Tai džiaugiuosi iš tikrųjų atjaunėjusią ir sustiprėjusią švietimo tarybą, kokie pagrindiniai jų darbai, ką jie daro ir kas buvo padaryta. Tai jie ir toliau stiprina bendradarbiavimą tarp Jungtinių Amerikos valstijų Lietuvių bendruomenės tarybos švietimo komisijos ir švietimo tarybos. Tai yra tiek komisija, tiek taryba dirba kartu ir jau netrukus įvyks susitikimas, kurio metu aš taip tikiuosi, kad jie priims bendrus sprendimus ir tarsis dėl ateinančių nutarimų. Taigi, švietimo taryba rengia konsultacijas lituanistinių mokyklų mokytojams apie lietuvių kalbos lygio nustatymo egzaminą. Įvyko 3 sėkmingi susitikimai ir tikrai ne tik sėkmingi, bet ir vėlgi labai daug iš mokytojų padėkų už laiku ir labai kokybiškai pravestus tokius susitikimus. Taip pat švietimo taryba rengia konsultacijas lituanistinių mokyklų mokytojams apie pasidalymas gerąją patirtimi. Pradėjo pradinių dirbtuvių ciklą, kuriame sėkmingą pamoką, dalinasi kaip tą pamoką vesti, dalinasi metodiką ir svarbiausia turbūt, kaip įtraukti visus mokinius ir nesvarbu, kokio amžiaus jie būtų, toje pačioje klasėje sėdėtų ar kokio lygio jie būtų. Taigi, nuolat atnaujina mokymo medžiagą, dalinasi metodinę medžiagą, video įrašais, palaiko ryšį su mokytojais ir mokyklų vadovais. Kasmet rengia konkursus, šiemet rašinių ir piešinių konkursas buvo skirtas Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms. Taip pat šiemet bus įteikta Gintarinio Obuoliuko premija kūrybiškiems mokytojams ir nusipelniusio švietėjo apdovanojimas ilgametėms švietėjams. Organizuojamas konferencijos, sausį jau vyko Los Andžele, kovą planuojama susitikti Lemonte, Maironio lituanistinėje mokykloje, o rugsėjį Washington DC. Dar viena iš tokių pagrindinių turbūt ir prioritetinių tokių sričių, taigi švietimo taryba teikia pagalbą lituanistinėms mokykloms dėl paramų prašymų, ne tik prašant paramos iš Lietuvių fondo, bet ir pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymai. Ir vienos ir kitos paramos bus skelbiamos viešai, publikuojamos, kiek kuri mokykla gavo, kad išvengti tokio nesusipratimo arba konfliktinių situacijų ir kad būtų viskas viešinama. Kita mūsų sritis yra kultūra, yra labai svarbi sritis ir džiaugiuosi kultūros tarybos naująją komandą, kuri aktyviai stiprina ryšius su apylinkėmis, skatina kultūrinę veiklą. Tikrai žinau, kad jiems nėra lengva, nes visa komanda yra nauja, visi nauji žmonės. Taigi, pirmiausia, ką jie padarė, tai atnaujino apylinkių ir apygardų kontaktų bazę, paramos prašymo formas kultūriniams renginiams. Girdėjau, kad jau eina atsiliepimai, kad labai žmonės patenkinti paprastesnė, priimtinesnė paramos prašymo forma. Paskirtas yra atskiras žmogus bendravimui su apylinkėmis, tai aš manau, kad bet kuris laiškas, kuris tik tai pasieks kultūros tarybą, greitų laikų gausite visi atsakymus.
Ruošiama nauja skaidri ataskaitų teikimo sistema. Tikrai žinau, kad bus atsiųsti laiškai ir bus jinai pristatyta. Atnaujinta kultūros tarybos Facebooko paskyra, paskirtas atsakingas asmuo socialinėms medijoms. Toliau aktyviai bendradarbiaujame ir ieško kontaktų su atlikėjais ir kultūros organizacijoms Lietuvoje bei Jungtinėse Amerikos valstijose. Planuojamas seminaras apylinkėms apie kultūrinės veiklos stiprinimą, gerosios patirties pasidalijimą, tai čia jau turėtų būti šį ar kitą mėnesį. Ruošiama duomenų bazė apie Jungtinėse Amerikose gyvenančius lietuvių atlikėjus ir kultūros veikėjus, su ta intencija, kad mes galėtume pasikviesti čia gyvenančius į savo renginius ir labai džiaugtumėmės, kai juos matydami. Taigi tiek apie kultūros tarybą, labai trumpai apie socialinių reikalų tarybą, kuri rūpinasi bendruomenės žmonių gerovę, kuriems reikia tos paramos. Tai noriu paminėti, kad sausio 27 dieną oficialiai yra atnaujinta Lemonto socialinės pagalbos raštinė teikianti būtinas paslaugas. Kviečiame visus užsukti. Toliau yra stiprinamas bendradarbiavimas su socialinių reikalų komisija. Džiaugiamės naujais tiek komisijos, tiek tarybos nariais. Yra tvarkomas socialinių reikalų tarybos Facebook puslapis, ruošiama sutvarkyti internetinę svetainę, tęsiame pensininko žurnalo leidybą trečiadienio popietės vyresniųjų lietuvių centre. Bene vienas vėlgi iš tokių svarbesnių ir naujesnių žingsnių, tai siekiame rasti atsakingus asmenys apylinkėse, kurie rūpintųsi socialiai remtinais bendruomenės nariais. Tai jeigu kas norite prisidėti prie socialinės veiklos ir ateiti kartu dirbti, tai mes mielai jūs priimsime, laukiame, tiesiog parašykite į informaciją @jaflb.org ir jūs nukreips į socialinių reikalų tarybą. Norėčiau pasidžiaugti atsinaujinsią ir padidėjusią religinių reikalų tarybą. Labai daug naujų narių, nauja pirmininkė, aktyviai pradėjo dirbti ir stiprindama tikėjimo bendruomenę, tai labai džiaugiuosi, kad JAF veikia 15 lietuviškų parapijų, renkama informacija apie jų katechetinę veiklą ir religinio švietimo programas. Tęsiami tokie projektai kaip Teizė programa ir biblinė stovykla. Ieškome būdų, kaip atvykti kunigams į mažesnės apylinkės, sprendžiame finansavimo iššūkius. Tikiuosi, pavyks mums viską tą suderinti ir išspręsti. Bendradarbiaujame ir toliau su jaunimo ir švietimo socialinių reikalų komisijomis. Planuojama yra prisidėti prie 25 metų Šiaurės Amerikos dainų šventės religinių programų. Ir 26 metais planuojama organizuoti sielovados konferenciją, o 27 metais paminėti Matulaičio metus, kurie yra paskelbti Matulaičio metais, Lietuvos Respublika paskelbė Matulaičio metais, 27 metai. Taigi siekiame išversti ir išleisti lietuviško sutvirtinimo vadovėlio anglišką versiją ir taip pat išleisti antrąjį leidimą lietuviškos versijos. Tai tiek labai trumpai. Dabar prieikime prie mūsų vicepirmininkės finansų reikalams ir visos finansų, kaip aš sakau, ministerijos ataskaitos tokios labai trumpo apibūdinimo, kągi jie nuveikė. Tai jie siekdami skaidrumo, atsakingų lėšų valdymo ir efektyvaus biudžeto planavimo padarė tokius darbus. Planuojama, kad finansinės ataskaitos bus skelbiamos internetu ir jos yra ruošiamos. Šiuo metu 24 metų ataskaitos yra įsisavinama buhalterinė programa, kuri leistų realiu laiku stebėti finansų srautus, tai yra šiai dienai atnaujinti banko duomenis, griežtai prižiūrima dotacijų apskaita ir kuriama yra rėmėjų padėkos sistema. Taip pat yra planuojamas virtualus susitikimas su apylinkių, apygardų finansistais dėl ataskaitų rengimo reikalavimų ir paaiškinimų, kur ir ką ir kaip užpildyti. Ir labai noriu visiems jums padėkoti ir pasidžiaugti, kad mūsų akcija Parama Ukrainai per 2 savaitės buvo surinkta daugiau nei $10 000. Tai didelė padėka visiems aukojusiems
Ačiū Jums labai ir mes skatiname vis tiek nesustoti ir aukoti toliau. Šiandien buvo išsiusta viena dalis lėšų ir bus nupirkti generatoriai, tai yra šeimoms likusiems be elektros. Gausime tikrai ataskaitas, o rytoj bus šnekama dėl kitos pinigų sumos panaudojimo. Netokiom brangiom ir netokiom didelėm prekiam, kur yra žmonėms tiesiogiai bus nuvežta ir irgi su ataskaitom. Tai tikrai viskas bus paviešinta ir paskelbta ir socialiniuose tinkluose ir turbūt ataskaitas išsiųsime elektroniniu paštu. Tai tiek apie finansus labai trumpai. Dabar norėčiau labai trumpai dar pristatyti, kągi mūsų vicepirmininkas verslo reikalams veikia. Tai stiprina iš tikrųjų verslo ryšius tarp Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Tai prisideda prie Lietuvos įmonės Telesop įsitvirtinimo Jungtinių Amerikos valstijų rinkoje, padedant užmegzti kontaktus su vietos verslininkais, užmegzgami ryšiai su tarptautiniu lietuvių verslo akceleratoriumi, skatina Šiaurės Amerikos lietuvių verslininkų įsitraukimą. Atnaujinta yra verslo kontaktų duomenų bazė ir jinai toliau atnaujinama, peržiūrimi duomenys, kad lietuvių verslininkai galėtų lengviau bendradarbiauti tarpusavyje. Ir apskritai, kaip aš minėjau anksčiau, prisideda prie organizacinių darbų dėl 25 metų verslo forumo Bostone. Registracija jau prasidėjus ir aktyviai yra ieškomi rėmėjai ir patys dalyviai verslo forume, taip kad darbai įsibėgėja ir labai laukiame visų verslininkų prisijungiančių į forumą. Norėčiau padėkoti aktyviai dirbančiai archyvų vicepirmininkiai, kuri šiais metais sutelkė archyvų komitetą ir darbo grupę, kuri koordinuoja visus su archyvais susijusius procesus. Taigi dar praeitais metais buvo kalbėta apie archyvų perkelimo projektą, apie 300 dėžių, kad jie būtų visi vienoje vietoje, tai lituanistikos tyrimo centre Lemonte. Tai mes labai tikimės, kad tai bus kuo greičiau įgyvendinta. Dar ateityje planuojamas archyvų skaitmeninimas siekiant užtikrinti, kad būtų greitesnis prieinamumas visiems. Buvo sutvarkyti Škirpos ir Gečių giminės archyvai, traukiant juos į oficialų JAV lietuvių bendruomenės archyvą. Ir 25 metais spalio 11 dieną yra planuojama Lituanistikos tyrimų centre archyvų konferencijai, kurioje dalyvaus ir Lietuvos archyvinės institucijos. Taigi kviečiame visus prisijungti. Dar viena iš tokių suaktyvinusių save veiklą sričių tai yra sporto reikalai. Labai džiaugiuosi, kad JAV lietuvių bendruomenės nariai, lietuviai ir jų šeimos nariai, sakykime, antros pusės, jeigu jie ir nėra lietuviai, jie yra įsitraukę ir aktyviai dalyvauja sporto renginiuose. Metus pradėjome tradicinių bėgimų gyvybės ir mirties keliu Čikagoje, Meine, Cincinnati'e ir kitose valstijose. Vasario 16 bendruomenės rengė įvairias sporto šventes, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti, kovo 8-9 dienomis, nors kovo dar tik pradžia, bet jau galiu pasakyti, kad kovo 8 ir 9 dienomis jau įvyko 2 sporto renginiai, tai 100 kečių poledinės žūklės varžybos Kolorade ir 35 mylių estafetinis bėgimas Čikagoje, skirtas kovo 11-osios 35-mečiui paminėti. 25 metais, Liepos 3-6 Palangoje, vyks 12 pasaulio lietuvių sporto žaidynės, kuriuose dalyvaus ir gausi JAV lietuvių sportininkų delegacija. Kas dar neprisiregistravote, kviečiame registruotis ir aktyviai jungtis ir aktyviai atstovauti JAV lietuvių bendruomenę. Tai tiek labai trumpai. Dabar apie tai, kas yra turbūt visiems pastebima ir visi jaučiate tą ir žinote. Tai iš karto
sujungsiu kelių žmonių darbą į bendrą tokį apibūdinimą, tai yra vicepirmininko informaciniams reikalams, specialiems projektams, IT specialisto ir mūsų administratorės. Ir norėčiau pasakyti, kad jie daro labai didelį darbą, jų yra labai stiprus toksai, tokia maža komanda krašto valdyboje, kurie deda daug pastangų, kad informacijos sklaida, tai yra visa informacija, greičiau jūs pasiektų ir gražiai atrodytų pateikiama informacija, gal taip sakykime paprastai žodžiais. Taigi, ką jie padarė, tai yra aktyviau naudojama Facebook'o, Instagram'o ir YouTube'o paskyros ir sekėjų skaičiaus išaugimas rodo susidomėjimą veikla ir kad visiems yra aktualu ir įdomu. Ir ačiū Jums už tai, kad domitės, žiūrite ir sekate mus. Kas dar to nepadarėte, tai skatinu vėlgi Facebook, Instagram, YouTube kanaluose tapti sekėjais JAF lietuvių bendruomenės. Taigi, skatinamas yra glaudesnis ryšys su apylinkėmis, kviečiame jas dalintis savo veiklą ir ši veikla yra dalinamasi socialiniuose tinkluose. Labai patobulintas naujienlaiškis ir atnaujintas jo leidimas, tai yra reguliariai leidžiamas kiekvieną mėnesį. Planuojame naują komunikacijos formatą, tai JAF lietuvių bendruomenės tinklalaidę. Jeigu neaišku, kas tai yra, tai podcast, kurioje būtų diskutuojama įvairiais klausimais ir planuojame vėlgi informacinius vaizdo įrašus, kas turbūt padeda ne tik tai mums pristatyti veiklą, bet ir jums geriau susipažinti su ta veikla. Toliau bus tobulinamas informacijos sklaida visais kanalais, yra atnaujinti JAF lietuvių bendruomenės dokumentai. Kaip ir sakiau, naujienlaiškio maketas, gavome pasiūlymą dėl oficialių dovanų svarbioms progoms, tai dar turėtume apsvarstyti tokių reprezentacinių dovanų, kas reprezentuotų ir garsintų JAF lietuvių bendruomenės vardą. Praeitų metų kalėdiniu laikotarpiu buvo reprezentuota JAF lietuvių bendruomenė kalėdinės eglutės konkurse Pasaulio lietuvių centre, Lietuvių dailės muziejuje Lemonte, kur eglutė buvo papuošta rankų darbo žaisliukais, atspindinčiais visų JAF lietuvių bendruomenės apygardų ir apylinkių vardais. Mes turime 53 apylinkės ir 9 apygardas, tai tikrai kiekvienos apygardos ir apylinkės vardas puikavosi ant rankų darbo žaisliuko, kurie buvo sukabinti ant eglutės. Buvo sukurta ir išsiųsti kalėdiniai sveikinimai ne tik bendruomenės nariams, bet ir rėmėjams, Lietuvos Respublikos valdžios atstovams. Buvo paruošti ir toliau bus ruošiami internetiniai sveikinimai įvairioms progoms, skelbimai virtualiems renginiams. Planuojama prisidėti prie JAF lietuvių bendruomenės tinklaraščio atnaujinimo ir pradedama ruoštis kitų metų JAF lietuvių bendruomenės 75-mečio renginiams. Tai dar viskas dar yra tik tai idėjų formate, tai kai jau turėsime daugiau informacijos, būtinai su visais pasidalinsime. Buvo sėkmingai perimti krašto valdybai priklausantis elektroninio pašto adresai, paskyros, atnaujinta informacija JAF lietuvių bendruomenės, Lituanus.org ir LIS vasara interneto svetainėse. Buvo sprendžiami iškilę techniniai klausimai bei sutelkta pagalba LIS programos svetainėje, priimant studentų paraiškas. Pradėta kurti nauja 26 metų Šiaurės Amerikos šokių šventės internetinė svetainė. Iš tokių pagrindinių planų, tai mūsų planas yra, kad mes ketiname suarchyvuoti buvusių Šiaurės Amerikos šokių ir dainų švenčių internetinių svetainių duomenis, patalpinant juos į vieną bendrą internetinę svetainę, kas sumažintų išlaidų kaštus ir mums visiems ir jums visiems padėtų rasti informaciją vienoje vietoje. Taigi tiek labai trumpai ir dar norėčiau padėkoti vykdomai vicepirmininkiai, kuri aktyviai dirbo su LIS programos studentų atranka, taip pat ir šiuo metu prisideda ir padeda jiems rasti tinkamas praktikos atlikimo vietas Lietuvoje.
palaiko glaudų ryšį su Šiaurės Amerikos dainų šventės organizacinė grupė, dalinasi informacija, užtikrina sklandų pasiruošimą šiam svarbiam 25 metų JAV lietuvių bendruomenės renginiui. Dėmesys yra skiriamas ir 26 metų Šiaurės Amerikos šokių šventėjai, prasidėjo organizacinio komiteto pasitarimai, susitikimai su komandos nariais, apžiūrimos galimos šventės patalpos. Ir aš kviečiu visus dabar jau, jeigu dar neįsigijote bilietų į dainų šventę, tai kviečiu kuo greičiau tą padaryti ir prisiminti, kad vis dėlto tai jau yra greitai, tai yra birželio 27-29 dienomis, o kitais metais kviečiu jau savo kalendoriuose pasižymėti ir atvykti į Čikagą pašokti į Šiaurės Amerikos šokių šventę. Ir norėčiau iš tikrųjų tuo gal ir baigti tokį ilgoką, labai atsiprašau, bet tokį be paveikslėlių pristatymą. Norėčiau, kad būtų perjungta kita skaidrė, tai pabandysime dabar truputį su paveikslėliais. Tai čia yra JAV lietuvių bendruomenės internetinis puslapis, kur jūs rasite svarbią informaciją apie viską. Tai yra mūsų informacija apie mūsų renginius, apie ne tik tai krašto valdybos renginius, bet ir apylinkių renginius. Jeigu turite idėjų, pastabų, komentarų, mes tikrai laukiame, rašykite, visus išgirsime ir išklausysime. Elektroninis paštas nurodytas yra informacija@javlb.org. Kaip ir minėjau, naujienlaiškis, čia dar yra seno pavyzdžio naujienlaiškis įdėtas, dabar jau yra atnaujintas, jūs turbūt kas gaunate pastebėjote. Taigi, jeigu gaunate naujienlaiškį, tai pasidalinkite su savo draugais, kurie jo negauna, kad jie užsiprenumeruotų. Paprašykite, kad naujienlaiškį užsiprenumeruotų jūsų draugai, giminės, artimieji, kurie gyvena Lietuvoje, nes mūsų pagrindinis tikslas yra, kad JAV lietuvių bendruomenė būtų girdima ne tik tai tarp JAV lietuvių bendruomenės narių, bet ir visame pasaulyje. Taip, kad skleiskime žinią, ką mes darome, kaip mes darome, kokiu tikslu mes darome ir kad mes iš viso esame pati didžiausia JAV lietuvių bendruomenė. Jeigu turite straipsnių, darote renginius, organizuojate renginius, pasidalinkite straipsniais, nuotraukomis, siųskite elektroniniu paštu administratorius@javlb.org, o jeigu sunku atsiminti visus elektroninio pašto adresus, kuriuos dabar jau sakiau ir sakysiu į priekį, tai tiesiog atsiminkite informacija@javlb.org. Tikrai bus nusiųstas tiems žmonėms, kurie su viena ar kita informacija dirba. Socialiniuose tinkluose turime Facebook, Instagram ir dar turime atnaujintą, kaip ir minėjau, YouTube kanalą. Taip kad kviečiu visus jungtis, sekti mus, dalintis su mumis ir žiūrėti, ką mes darome. Kviečiu visus prisijungti. Šitas įrašas taip pat bus pasidalintas tiek Facebooko platformoje, tiek YouTube kanale, taip kad jeigu norite gauti pastoviai atnaujinimus, tai ten labai gražiai paspaudžiate pirštuką subscribe arba like ir gausite visada atnaujinimus, kur yra skelbiama informacija ir straipsniai, kas yra apie JAV lietuvių bendruomenę. Tai mes rašome tiek į draugą, tiek į lietuvę, Čikagos aidą ir turime dar apie lietuvybės dieną straipsnių seriją. Norite prisidėti prie straipsnių rašymo? Laukiame jūsų laiškų. Informacija@javlb.org. Dar kartą noriu padėkoti iš tikrųjų, kad esame kartu visi su Ukraina, už jūsų visus Ukrainos ralius, už jūsų visus mitingus, už palaikymą, už atėjimą, ne tik tai, kad mes palaikome savo kalbomis socialiniuose tinkluose, bet už tai, kad dalyvaujate, palaikote ir prisidedat prie Ukrainos nepriklausomybės išlaikymo. Norėčiau visiems pristatyti labai trumpai, tikrai labai keliais žodžiais, čia yra, nežinau ar visi žinot, bet kadangi auditorija šiandien yra pakankamai didelė, tai norėčiau pristatyti, tai yra LIS programa, Lietuvių išeivijos studentų stažuočių programa, kur studentai atlieka 5 savaičių praktikas Lietuvoje,
pagal savo specialybės. Ir aš kviečiu visus, jau šiemet yra pilnai sukomplektuota grupė, dalyvauja 27 berods, baigiau pameluoti, bet tikrai 27 ar 29 vaikai. Ir turėjome labai daug paraiškų, bet dėl vienokių ar kitokių priežasčių vieniem ar kitiem turėjom pasakyti ne, bet einame prie to, kad vis dėlto kitais metais galbūt nei vienam nepasakyti studentui ne ir daryti 2 grupės ir kad abi grupės ir kad kiekvienas ateitų visi ir patektų į tas grupės, kad nereikėtų sakyti, neuždarytume durų. Dar labai trumpai, kokių mokslų studentai vis dėlto buvo, tai ir medicinos, ir mokslo, laboratorijos, inovacijos, viešieji ryšiai, civilinė inžinerinė, dizainas, finansai, taip kad kai vaikai rašo prašymus, tikrai stengiamės kiekvienam surasti stažuotę pagal jų specialybę, kurią jie studijuoja. Kita skaidrė. Ir čia taip labai trumpai, kągi jie ten veikia, negalvokit, kad jie tik tai sėdi ir tas praktikas atlieka, jie susipažįsta su Lietuvos kultūra, ekskursijos, skrydžiai, vienas iš tokių buvo įdomesnių, gal skrydis oro balionu, eina į Lietuvos Seimą, pažindinasi su Lietuvos Seimo darbu, galbūt tai yra mūsų būsimieji diplomatai, kurie atvyks paskui į Ameriką ir bus mūsų būsimieji konsulai ar ambasadoriai. Vėlgi dalyvauja oficialiuose susitikimuose su prezidentūros, su Seimo atstovais. Tai labai sveikintina tokia pažintis ir aišku, kalba lietuviškai, tik ne tarpusavyje turbūt, bet mes labai tikėsimės, kad ateityje ir tarpusavyje vaikai pradės kalbėti lietuviškai. Registracija čia jau kitiems metams turbūt aš primenu, kas dar nežino, tai dažniausiai prasideda lapkričio 1 ir baigėsi gruodžio 31. 2 mėnesius trūksta registracija ir tikrai informacija būna išsiųsta tiek elektroniniu paštu, tiek socialiniuose tinkluose, bet vėlgi, jeigu įsidėsite priminimą į savo kalendorių ir lapkričio 2 dieną nesulaukėte, rašykite informaciją @jaflb.org ir tikrai būsite nukreipti tiesiai ir atsiųs informaciją, ko reikia registruojantis. Dar vienas projektas yra Šaknės, kurį organizuoja JAF lietuvių bendruomenė kartu su Jaunimo sąjunga. Dėkojame fondui, kuris yra pagrindinis mecenatas šio projekto. Šiemet vyks Liepos 30 rugpjūčio 6, jeigu neklystu. Šie jaunuoliai susirinkę tvarko lietuvių kapines ir kapus, tai labai tokia įsimintina ir labai prasminga veikla, suteikianti jaunimui daugiau galimybių sužinoti apie esantį lietuvišką paveldą, istoriją, dalyvauti, sakykime, toje apylinkėje, kur yra tvarkomos kapinės, jos lietuviškoje veikloje. Aš dėkinga kiekvienam šio projekto dalyviui, kurie tvarko tai, kas yra mums brangu ir artima ir galbūt jau, sakykime, tie kapai neturi savo artimųjų. Tiek labai trumpai, ką jie veikia. Dabar yra kaip tik paskelbta registracija, tai jeigu kas norite, prisijunkite, tikrai laukia visų išskėstomis rankomis, o darbo jie turi daug. Šis darbas yra prasmingas, tai kviečiu visus prisijungti ir dalintis šią informaciją. Čia iš kelių nuotraukų sudėjom, kad pasižiūrėti, ką jie ten veikia. Jie, sakau, ne tik tai, kad kapinės tvarko, bet dar ir sėdi ir prie laužo ir maistą darosi. Truputį gal ir pasilinksmina, nes dirbti turbūt visas 24 valandas neįmanoma yra. Noriu iš tikrųjų dar kartą priminti, kad vyks šiemet Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventė, tai aš kviečiu dar kartą visus atvažiuoti, ne tik dalyvius, bet ir žiūrovus, kviečiu visus, sudalyvaukime, parodykime, kad mes esame vieningi, kad mes mokame džiaugtis lietuvišką dainą, lietuvišką kalbą ir būti visi kartu kaip viena didelė šeima. Čia labai taip trumpai, dainų šventė, primenu, jeigu dar kas nežinote, tai jinai vyks Clevelande 25 metais, tai yra šiemet, birželio 27-29 dienomis.
tvarkaraštis, jeigu norėsite, aš paskui skaidrėmis pasidalinsiu, bet viskas yra iš tikrųjų vėlgi socialiniuose tinkluose tikrai ir elektroniniu paštu jūs gaunate informaciją turbūt su atnaujintų tvarkaraščiu ir su bilietų įsigijimo nuorodomis, taip kad laukiame visų. Čia yra organizacinis komitetas dainų šventės, Kristina Kliorytė, Aleksandras Stankevičius, Rimas Piečaitis. Bilietų pardavimas į pagrindinį koncertą jau yra prasidėjęs. Dabar laukia seminaras Dainavos stovyklavietėje jaunimo chorų. Galutinis jau mūsų ta višnaitė ant torto jau bus pati dainų šventė. Kaip ir visada, bet kokiam dideliam renginiui reikia jūsų pagalbos ir palaikymo. Ir ta pagalba gali būti nusipirktas bilietas, atvykimas kartu, gali būti jūsų auka, gali būti pasidalymas informacija, Facebook'e skleidžiama informacija, na ir aišku, remiant šventę finansiškai. Ir iš tikrųjų norėčiau padėkoti Jaunimo sąjungai, su kuria dirbame kartu, bendradarbiaujame ir labai džiaugiamės, labai tikimės, kad jie ateityje pakeis visus mus ir bus dar stipresni ir greitesni ir sumanesni ir visaip kaip geresni už mus visus ir tęs mūsų pradėtas veiklas. Norėčiau padėkoti pagrindiniams JAF lietuvių bendruomenėms rėmėjams, tai yra Lietuvių fondui ir Kazickų šeimos fondui. Didelį nuoširdį padėka, ne tik mano asmeninė, bet ir visos JAF lietuvių bendruomenės. Ir manau, kad ir apylinkių, ir apygardų už remiamus kultūrinius renginius, už remiamas iniciatyvas, už palaikymą ir kad galėtume džiaugtis ir puoselėti lietuvišką kultūrą, lietuvišką dvasią savo aplinkoje. Pabaigai mes norime išgirsti jūs, mums yra svarbi kiekvieno iš jūsų nuomonė ir komentarai ir mes laukiame jūsų pasiūlymų, idėjų, netgi kritikos, kuri yra produktyvi, subalansuota ir atitinkanti tikrovę. Norėjau dar parodyti iš tikrųjų filmuką apie šaknis, bet kadangi jau pakankamai daug laiko kalbu, labai atsiprašau, tai aš manau, kad mes pridėsime šias skaidres ir filmuko nuorodą, kur galėsite pasižiūrėti, kaip vaikai dalyvavo šioje šaknų misijoje praeitą vasarą ir ką jie darė. Ir ačiū, kad išklausėte, jei turite klausimų, mielai atsakysiu, jei pati nežinosiu, žinau, kad čia yra tikrai labai daug valdybos mūsų narių pasijungusių, tai jeigu kas domina, klauskite, bet kaip Krista ir minėjo, tai visi klausimai raštu visuomeniniai @jaflb.org arba informacija @jaflb.org. Taigi, iš manęs tiek, dar kartą jūsų gražia labai šventė ir Kristai atiduodu žodį. Mano didžiausia yra wow. Per 5 mėnesius aš net negaliu įsivaizduoti, kiek jau buvo atlikta. Anksčiau jūs sakėt, kad mano darbas mane veža. Tai tas darbas apvežė aplink visą Jungtinių Amerikos ir net ir per visą pasaulį galėjom apvažiuoti. Bet čia yra nuostabu. Bet ir dėkojam, kad ambasadoriai irgi pasiliko. Aš žinau, kad mes vėluojam, bet tikrai buvo labai įdomu visiems išgirsti. Ir mes daug ką išmokom šį vakarą apie, nors aš esu valdyboj, aš irgi išmokau daugiau ir įsamiau apie ką visi komandoj daro. Čia yra pirmą kartą, kai ambasadorė ir Edita kartu pravedė nepriklausomybės šventės pokalbius. Mes tikimės, kad čia nebus paskutinis kartas, kad mes visi galėsim susirinkti. Ir jum abiem norėčiau tikrai, yra toks angliškas posakis, aš nežinau, ar lietuviškai taip pat yra, kad jūs esat vėjas po mūsų sparnų. Lietuviškai irgi taip sakoma, ar ne?
The Wind Beneath Our Wings. Tai su jumis mes kartu tikrai pakilsime, net taip aukštai, kur dar neįsivaizduojam. Tikimės. Tai su viltim, su padėka, visiems labanakt. Tai iš tikrųjų pakilsime ne tik su mumis, bet su visa komanda ir su visais konsulato ir ambasados darbuotojais, kurie dirba lygiai taip pat atsidavę ir būdami visi kartu galima padaryti labai daug. Jo, iš mano pusės irgi labai dėkui. Tikiuosi, kaip ir Kristas sakė, čia ne pirmas mums kartu su Edita, bet ne pirmas prisijungimas prie bendruomenės. Ir tikrai aš tikiuosi ne paskutinis. Ir kitą kartą labai smagu bus irgi išgirsti ir pabendrauti, ne tik tai, kad taip. O dabar, jeigu kokių klausimų, žinokit, ambasada, konsulatai yra atviri pasiūlymams, irgi sekite mūsų tinklalapius, darom, organizuojam renginius, ar kartu su bendruomenė, ar irgi atskirai, visą laiką esat laukiami, visą laiką esat mūsų dalis. Kaip mes esame bendruomenės dalis, ambasada ir konsulatas, taip jūs visi esate Lietuvos dalis, netitraukiama, ir ambasados bei konsulato. Dirbame kartu, bandartos Lietuvos. Dabar šiandien šnekėjom lietuviškai. Žinau, kad kai kurie lietuvių bendruomenės nariai nėra lietuvių kalba jau tokia lengvai pasiduodanti ir bendraujanti. Visiems esam meilė Lietuvos, dega mūsų širdise, net jeigu ir ta kalba yra, visi šneka irgi ir angliškai. Atsiveskit kitus, kurie gal nejaukiai jaučiasi, žinom, kad ten lietuviškai nesusišneka, šnekam visom kalbom, išmoksim, bendrausim ir svarbiausia, kad darbais savo tėvynę mylėtumėm toliau irgi. Tai ačiū dar kartą, ačiū už surinkimą visų ir kuo geriausios kloties ir gerų metų ir tikrai iki greitų susitikimų, kur bebūtume. Ačiū.